Tam, kad palangę paversčiau pilnaverčiu stalu, man reikia 3 metrų ilgio ir 80 cm pločio plokštės. Maža to, sugalvojau, kad bus ąžuolinė. Gal ir nenuostabu, kad neradau reikiamos, tai planas praplatinti 60 cm plokštę ir pastorinti kraštą, kad atrodytų masyvesnė. Žingsnis numeris 1 – paruošti sujungimo kraštą. Kad ir turėtumėt gamyklinį pjūvį, idealiai dvi lentos nepriguls viena prie kitos. Taigi triukas yra sudėta kraštą šalia ir įtvirtinti. Tuomet suliniuoti ir pjūklų pereiti per patį tarpą, kad kraštas būtų to pačio pjūvio dalimi. Dabar prigulus kur kas geriau. Toliau jungimas. Aš naudoju kaiščius kartu su šablonu, taip galiu juos nutaikyti beveik idealiai. Trečia problema – sutraukimas. Kadangi neturiu tokio ilgio strukcijonų, tai iš blogosios pusės prisuku kelis blokelius, kurie leidžia su mažesnėms strukcijoms sutraukti. O kad neišsiriestų, tai apkraunu turimo laminato pakis ir ąžuolinėmis pakopomis. Tai čia gan gausiai svorio ir manau, kad pasiteis. Sujungimą vertinu kokiais 8 iš 10, nes vienoje vietoje visgi neidealiai prigludo, bet prie tokių sprendimų gal idealiai ir negalėjo būti. Paskutinis etapas – prie krašto prisuku lentą iš apatinės pusės ir praseinu pjūklu, kad išsilygintų kraštas. Taip vizualiai atrodys, kad čia storas virš 4 cm storio stalviršis. Susumuodamas visą laiką darbą, sakyčiau, kad geriau nusipirkti tinkamo dydžio plokštę, bet kai neturi ką daryti, reikia suktis.